Labą rytą, bičiuliai. Pagaliau prisiruošiau į nerį. Pabert žirnio. Vakar iš vakaro dvi vietas. Vieną tokią pasirinkau šapalynę. Ir jinai vat gilus krantas, srovė. Anoj pusėje išeina į seklumą, akmenynas. O čia tas visas ruožas va gilus, va iki metro, gal 1,20 m gylio. Ir dar viena vieta. Ten biškiai aukščiau, nesimatys gal. Upė daro posūkį. Biškiai lėtesnė srovė, gylis gal 1,5 m. Tai pašėriau kvietukais. Jeigu čia toj rėvoj nuo ryto kokias 4 valandas pasidėsiu šapalai nelabai, persikelsiu į antrą vietą. Turiu jauko, turiu žirnių, turiu kvietukų. Tai va, žadėta žvejyba nery ant žirnio. Ką mes čia turim pasiruošę. Labai taip kompaktiškai susidėjau. Litras žirnių, litras kviečių, raudonų boilių. Čia jeigu jau tikrai nieks nekyps, tai čia įsigelbėjimas bus. Kiek tų moškių. Dėsime. Ir jau kelio. Iš vakaro pasidariau tokį, kad būtų pasyvus. Sensas 3000 serija tamsus karšis. Tai ir dadėjau dar žalių džiūvėsių skęstančių. O drekinau aromiksu skirtų karšiui. Tai tokia va labai skaniai atrodanti dėžutė. Čia jau, jeigu šapalai nekyps, pasiruošiau gal ant karščio. Viskas einu ruoštis fideriuką. Ir darysim pirmus metimus. Oi laukiu to pirmo. Nuo ragelio, kai skrenda. O apie sistemėlę biškį vėliau, kada jau suryšiu. Tai va. Pamiršau, kol ryšiu sistemėlę, reikia saujelę biškį paerdinti šapalėnsą. Netoli kranto. Saujelę žirnių ir saujelę kvietukų. Tegul ostinėja. Nu ką, ruošiam sistemą. Suryšom. Šapalą gaudau pagrindės su švynu. Sistema paprasta. Ta vadinama standartinė kaselė. Slankyti šviniukas. Pavadėlis gal metras 20, nu iki 1,5 m. Čia tokia mano sugalvota arba sugalvotas tuningas. Tai prie 17 pavadėlių prišu mažą suktuką. Prie suktuko rišu atkarpėlę kokį 20 cm pinto valo 0,8 ir tada kabliuką. Kodėl suktuką? Žinau, kad gaudant ypač kukurūzų, permetinėjant, traukiant, permesti meškerę, daugiausia susuka pavadėlį patį. Tai kad to išvengti, dedu suktuką, ne taip suka. Su žirniu gal ne taip, bet ypač su kukurūzu. Ir kabliukas. Va, visa sistemėlė paprasta, liaudiška. Viskas, dedu žirniuką ir darau pirmą metimuką. Atsireguoti reikia frikciją, nes tas, kai kala vagys, tai būna tik ir nėra. Na, pirmas metimukas. O, tokia faina riebutė.
Laukiam pirmo linkti. Tik užmečiau ir iš karto linktelėjo, bet nesėdo. Galėjo numušti žirniuką. Tai ženklas, kad vakar ką subėriau, užžagavo. Tai turėtų būti tokie 3-4 gražų šapalai, nes jie tokie stambuoliai yra pavieniai. O, vėl linktelėjo. Tai manau sulauksiu. Ai, būna čia ir meknis prašauna. Toj molingoj rievoj. Viskas. O, vėl. Noriu užfiksuoti kibimą, nes tas vagis, kai lenkia, tai čiuožia meškerė nuo fidris, nuo ragelio. Bet jau domisi, renka, ką pabėriau. Jau domisi. Gražiai linktelė. Va, hebrytė, va, pirmas. Laiku reikia frikciją atjungti. Nu va. Ką sakiau? Rieva. Turi duoti savo. Reikia reguliuoti frikciją. Nu, koks čia didumo. Šitos rievos vagis. O, fainas. Fainas, toras sprandelis. Nu. Bičiuliai, čia pusantro. Jų daug nebūna, bet 2-3 patys pirmieji, jeigu jau žagaujam, vakar tai gražiai pabėriau čia žirniuko. Prašau, iš karto koks rezultatas. Oi, koks jis storas. Niekados nepasiėmu čerpoko. Srovinis. Pavadas 17, atkarpa pinto, tai aš drąsiai šį traukiu. Pažiūrėkit koksai. Kaip jis nenori. Čiut nepridirbau reikalų. O, su visais maurais, visais kopūstais. Ir vėl nepaėmiau. Storulitų. Ir nėra. Oi, mlecha mucha. Ką tik matėt, ko nereik daryti. Tos emocijos, tas adrenalinas, čia paimsiu, neapimiu, koks 2 kilų. Nu, pirma pamoka. Namuose čerpokas. Lembački. Nu ką. Šapului pasisekė, aš adrenalino gavau. Įmam vėl saujelę žirniuko. Tegul ateina brolis, bet bliomba geras. Šapalėnsas. Metam toliau. Ei. Kabliukas. Čiut netiesus. Oi. Neužilgo ir antras, bet mažesnis. Mažesnis vagis. Spėjau tik frikciją atvesti. Kai visą laiką pirmieji būna tie jau didesni. Antras mažesnis, bet irgi. Kaip visas žolės lenda. Toksai 600. Nu. Žiurkienas.
Prilipo kabliukas gerai. O ką, dedam į tarbelę, pažiūrėsim, kiek mes jų pagausim. Naujas setukas. Naują sietą. Apžuvinom. Blemba, dar nuo šapalo emocijos. Per durną galvą. Kiekvieno kibimo nepadaug, va. Prit, kad juos tik perzinti. Ir ten toliau. Prit. Ir kviečiukų. Kad jie šudinėtų. Taip galim ir kokį karšioką pasikviesti. Vieną kažką tai. O, greičiausiai vėl šitą. Nu super. Užragavo. Bičiuliai, kokį žiobriukas ant žirnio. Visko aš čia pripratinau. Į kviečiuką matyt reaguoja. Vietį renka. Ir žiobrukas. Tai vis tiek. Kaip priegauda, linksma. Nu. Vimba. Taškuotas kaip iš Kauno marių kokių tai. Nu ką, linksma. Trečias kibimukas. Dedam. Nespėjau nufilmuoti, Jėzus kai tempė. Meškerė nuo ragelių, čiurkšti. Nu, čia jau antras. Turbūt tos rievos. Bebiški. Gal mažesnė negu pirmas. Bet jau taip čiuožė meškerė iš žolės. Ai, toksai. Sportininkas. Vagis. Oi, malonu jas gaudyti. O ką, vėl užkabins mane su to fideriu, pamiršiu spiningą. Gražų šapalai. Ta žvejyba žirnių tai pasaka. Kokie veržlus tai sroviai. Nu ką, bandom vėl padaryti kliauzą kokią. Nu ką, 600. Kokie 600. Šapalinsas. Nu. Ir visą laiką po kiekvieno kibimėlio pyrs, kaip aš sakau, po kelis grūdus. Vieną šis palei krantą, vieną čia toliau, kad neštų. Ir kviečiukų, kad jie rankiotų. Ir laukiam toliau. Per valandą laiko 10 kibimų. Kaip aš sakau, užsiim kažką daryti. Nu, neima. Kažką darai, čia krapštaisi. Dauninė nuo ragelio. Nėra. Sėdi, o tai va, neima. Tik kažką darai. Nėra. Nu, veiksmo yra. Žirniukas. Bet kas gerai, upė gyva. Žuvis vaikšto ir vienoj pusė. Ir čia pas mane rievo iššoko. Ir per vidurį tokie pliukšti vaikščia žuvisgi maitinasi. Fainai. Reikės jau ką. Nufilmuoti patį kibimėlį. Nu, niekaip nepagaunu tų momento, kaip lenkia. Benda.
Atiduok dugninę, kai kala. O, jau žirnių pririjęs. Jau pririjęs žirniukų. Tas jau, kaip aš sakau, savas. Po kiekvieno kibimėlio nepamirštam. 7 žirnius ir kviečiukų sauja. Laukiam. Jeigu kaip ruošiu žirnį žvejybai, tai parą laiko mirkau vandenį. Po paros į puodą. Užvirė vanduo, kokį 15 minučių paverdu. Išjungiu, uždengiu dangtį ant puodo ir palieku, kol pilnai atšals vanduo, jie išbrinksta. Tai žirniukas pasidaro pasakėlė minkštas, kai kurie susproginėja, kai kurie įsipūtę vitaminai. Taip pat ir kvietį. Mirkau parą laiko, paskui paverdu kokią pusę valandos, išjungiu ir uždengiu puodą, kad tam vandenį, tam visam rasolė išmirktų, išbrinktų. Tai jie susproginėja, pasidaro kaip perliukai. Šėrimui ir ant kablio superinis masalas. Link. Sėdžiu. Jau gal 3 kartą tai. Ištraukiu, kabliukas tušęs. Jau taip juvelyriškai taip. Niam. Kabliuką tušę. O džiulikai. Bet veiksmo yra liuks. Tas rytinis kibimas greitai čia apsidaužė. Apstojo, nieks neima. Galvoju, reikia kažką pagudrauti. Uždėsim gal šitą boilį. Didesnį masalą, didesnė žuvis. Nespėju aš sufokusuoti kibimą. Oi tie kibimai, nu, žaibiški. Niekaip negaliu nufilmuoti to kibimo. Jau kada nuvažiuoja meškerė, tada jau įsijungia kamerą. Ką, eilinis neries vagis. Įlenda į žolės. Oi, vagis. Eilinis neries visų kopūstais visais. Eik čionais. Su visais kopūstais. O. Apsigaudė rytinis šapalas. Reikia gal persisiekti šėryklą ir pabandyti gal kokį karšioką, žiobrioką pavilioti. O čia žirniuką su kviečiu dar vakariniam paliksiu. Lemba, kai kvepia skaniai. Sensas 3000 serija. Tamsus karšinis jaukas. Su džiūvėsiais žaliais. O šitie kabliukai man tai superinė ant feederio, tai A1 tin feeder. Pavadėlį 15, 17 ir šok lydriui 2,5. Feederiukas Drenanas 3,9, 80+. Ir rėtukė Certeitas 4000. Ką, šapalai apsigaudė, jaučiasi, kad nelabai ima. Tai švyną nuimu. Persėgiu savo šėryklėlę.
50. Uždarą ir bandysiu kokį porą valandėlių su jauku biškį padirbėti. Biškį su kvapai išėję, tai turėtų jau pavilioti. Ant kabliuko žirnis, nieko nekeičiu. Taip įdomumo dėlė pasižiūrėti. Kvapas tas jaukas. Čia nesureaguosi, čia tik stovi ir nulekia vanda. Daravas, ne, bet kibimas tai eilinis Neries vagis. Eilinis vagis. Meškis tik tai nuo ragelio ir nulėkė. Reikia biškį jauko su pečiukais padaryti bumbuliukų. Ir į taškelį. Tokių kaip 5. Nu ką, padariau 6-7 kukulius jauko, įdėjau kviečių ir bandysim į taškelį sumesti. Gal kažkas suaktyvinsim. Blogiau tikrai nebus. Nu va. Yes. Žvybos skaityta šiaip, bet dar nors kokį karšį didžiulį varyti, tai būtų išvis bomba. Bičiuliai kaip užtempė. Po startinio to šerimo praėjo 15 minučių. Ir išvažiavo. Džirkšt. Nu. Eilinis vagis. Ale nespėsi pagauti, nučioš iki vandens meškerį. Nu toks, 600. O, privalgęs kiek žirniuko. Storas sprandelis. Kaip meškerė, nuo ragelio. Nu, ai, pas draugelius. Visą laiką taip būna, kada sėdi neima, naik savais reikalais į tūliką. Atsisuku meškerę, nučiožus jau nuo ragelio.
Lembu vagis. Nu vagis. Vagių vagis. Sakau, nueinu biškį savais reikalais į Tuliką. O prieš tai 20 minučių sėdėjau nekrapštį. Tik nuėjau. Pliūkš, pliūkš. Girdžiu nuo ragelių meškerę. Oi, tu žulikas, žulikas. Oi, tu žulikas. Sėdėjau 20 minučių. Nė krapšnė buvo. Skaunaisi čia į krūmelius bei savais reikalais. Girdžiu, trudink, blink, blink, blink. Atsisuku, meškerės nėra. Nutempto nuo ragelių žolėse jau. Gerai, kad nenupečia pavadėlio. Tai jau įsitraukiau. Nu, grinai, vagis. Atrodo, kad matytų tave nuo to kranto. Aišku, netoli metyti čia palį revutę. Nu, nueini. Aha, šeimininkas nuėjo, reikia kažką pavogti. Ham! Nuo manęs nieks nepabėga. Kągi, bičiuliai, baigiu šios dienos žvejybą. Žirniukai baigėsi ir baigėsi kibimas. Subėriau visus žirnius, visus kviečius dar ko bėriau. Dar jom kibimų buvo. Ką galiu pasakyti šios dienos žūklė man tai kažkoks kaifelis. Kiek aš pagavau, nežinau, be skaičiaus. Tiesa, per 3 savaitės prenumeravo kanalą daugiau negu 100 žmonių. Tai labai malonu. Komentuojat, laikinat. Tai galvoju, kada surinksiu 3000 prenumeratų, kažkokį tai padarysiu konkursėlį gal. Kažką reikės padovanoti. Gal iš piniginės temos, gal iš vidurio temos, nežinau, sugalvosiu. Tai va, šiandieną tiek. Einam pasižiūrėti, ką mes šiandien pagavom. O pagavom 5 šapulus, nes tik 5 galima. Judam. Ką, padarėm gražią foto. Ir paleidžiam tos gražuolius. Nevėstos sprandžius. Vienas. Du. 3. 4. O, žioplis. Bimbas. Ir viskas. Kitas video feederis. Dar kelis. Vagiukščiai.